Labadiena, mano meilės. Jeigu amžinai ieškosite idealios vietos, idealaus laiko, idealios progos kažką daryti, tai žinokite, niekada idealių akimirkų ir idealių progų nebūna, kaip ir idealaus laiko padaryti kažką, ką jūs turite padaryti. Dabar mano vyras pametė raktus nuo mašinos nuomojamos. Mes turėjom vežti prekes, užsakyti, bet negalim vežti. Tai dėl to, kad nesinervuoti, nesiblaškyti, jisai vaikšto po miestą, ieško raktų, o aš paskaitysiu jums knygą. Nes čia jau antras atvejis. Pirmą, jisai prieš 3 dienas pametė raktą nuo būto, kur irgi nuomojamės, bet po to aš jį radau prie lovos. Tai kol jisai ieško, aš jums paskaitysiu toliau knygą. Tarp mūsų mergaičių. Anadien užsakau pas savo geriausią draugę Silvą paplepėti. Siurčiojom vyną ir kalbėjomės apie darbus, vaikus, vyrus. Klausyk, netikėtai nutraukė mane Silva. Gal tu paskolinti maitinamąją veido kaukę? Turiu vieną labai gerą. Pati šiandien išbandžiau. Kažkokia susiraukšlėjusi atrodai. Akimirką nutilau, įsižiūrėjau jos veidą. Gal ne, ačiū. Nematau, kad tau ta kaukė būtų bent kiek padėjusi. Ramiai atsakiau. Porą minučių abi patylėjome, liūdnai apmąstydamas prabėgusi jaunystė. Ir lyg niekur nieko toliau tęsime apie darbus, vyrus ir vaikus. Taip kalbėti aš galiu tik su Silva. Tai rodo aukščiausią meilės ir pasitikėjimo laipsnį. Mes galim 3 kartus per dieną pasiųsti vieną kitą, nerašysiu kur. O kitą dieną kalbėtis lyg niekur nieko. Tokia yra tikra draugystė. Bet pabandytų ką nors panašaus man pasakyti Laima. Ji to ir nedaro. Nors irgi yra labai gera draugė. Labai myliu Laimą. Savo pilkumu ji taip nuostabiai išryškina mano grožį. Lecha, jeigu čia tikrai tavo draugė yra, nes parašė man autorė, kad 90% tiesos yra apie ją čia. Tai geriau tai draugiai neskaityti šitą knygą. Taip, nenorėčiau, kad apie mane tai pasakytų žostkai. Mes visos ją mylime. Ir ne tik už tai. Ji labai moka išklausyti. Laima kaip pilkas sugeriamasis popierius, tobulai sausinantis visas ašaras. Pipėts, Laima. Gali jai skambinti bet kurio paros metu. Atlėks kaip greitoji pagalba. Ypač svarbu, kad jį puikiai moka saugoti paslaptis, geriau nei nuodėmkasys. Anadien sakykloje pasitelkęs mano nuodėmę kaip tinkamiausią pavyzdį, iliustruojantį, kuo skiriasi svetimavimas mintise ir realybėje. Nors mano pavardės nesakė, šito aš jam niekada neatleisiu. Laima tyli kaip partizanas. Jos atminties archyvose sukaupta tiek išpažinčių, kad jei vieną dieną sumanytų jas ištraukti, visą likusį gyvenimą galėtų gyventi vien iš šantažo. Bet ji taip nesielgia. Ir už tai ją mylime. O Klaudija, kartą mano dukra Miglė paklausė, nesuprantu, kodėl Klaudija bendrauja su jumis. Išties Klaudija skrajoja taip aukštai, kad palyginus su jos sakalų skrydžiu, mes geriausiu atveju esame tik žvirbliukai. O gal net paprasčiausias naminės vištos. Šiandien sunku patikėti, kad kažkada jį gyveno tame pačiame studentų bendrabučio kambaryje, kaip ir mes visos, ir skolindavosi iš manęs trumpus sijonus pasimatymams. Galėčiau šiandien iš jos paprašyti dividendų, nes manau, kad vienas iš tų mano sijonų padėjo jai nusičiupti potencialų verslo magnatą ir pakilti taip aukštai ir taip greitai, kad nespėjome nei aiktelėti. Nepaisant to, ji neišsižadėjo nė vienos iš mūsų ir visada randa laiko susitikti. Net jei dėl to reiktų atidėti svarbų susitikimą su vyro verslo partneriais. Be to, visada kviečia mūsų į savo gimtadienius ir atrodo nemaž nesikėdėja mūsų prastos kilmės. Na, galbūt reikėtų dar pridurti, nors tai tikrai neesmė, kad Klaudijos dėka mūsų spintos kiekvieną sezoną pasipildo krūvą jai atsibodusių, neretai nekarto nedėvėtų vardinių drabužėlių. Labiausiai su drabužiai sekasi man, nes esu beveik tokia pat liesa kaip Klaudija.
O štai Silvai sekasi su batais, jos koja tokio pat dydžio. Sunkiausia mūsų storuliukai Laimai. Ji gali nešioti tik Klaudijos kepurės ir šalikus, bet kaip sakau, čia neesmė. Tikrai, įdomiau ne tai, kodėl mes esame su Klaudija, o tai, kodėl ji tąsosi su mumis. Klausyk, tai Laimai antrą kartą per galvą davė. Iš pradžių, kad jinai yra pilka ir išryškina jų spindesį, kad jinai yra kaip pilkas sugeriamasis popierius ašarom, o dabar trečias smūgis Laimai, kad jį gali nešioti iš Klaudijos tik kepurės ir šalikus, nes yra per stora. Jeigu Laima tikra, o neįsivaizduojama, tai įdomu būtų pasiklausti, ar jūs dar draugaujat po šitos knygos. Neseniai šventėm eilinį Klaudijos gimtadienį. Tiek garbingų personų vienoje krūvoje esu mačiusi tik metų geriausių apdovanojimuose. Ir tai negyvai, o portalų reportažuose. Kai pagaliau visos Prados ir Eskados ištaukštėjo savo keliais, aš išdrįsau ištraukti iš po stalo savo žygio batus ir patogiai ištiesusi kojas peradresavau Klaudijai Miglės klausimą. Ji neskubėjo atsakyti. Nuo to Moet Chardon jau pilvą suka, išgerkim ką nors paprastesnę. Pasakė lyg neišgirdusi klausimo ir šliukštelėjo visoms po stiklinaitę absoliuto. Pribėgė ledo, įmetė citrinos, įsitaisė šalia, gurkštelėjo porą gerų gurkšnių. Atsakyk, Klaudija, neiškentė ir Silva. Matot, žvelgdama kažkur į tolį, melancholiškai ištarė Klaudija. Jūs esate tarsi inkaras, kuris neleidžia man atitrūkti nuo esmės, padeda suvokti save tikrąją. Ir tuomet, kai buvau visiška vargo pelytė iš provincijos, ir dabar, kai esu aukštuomenės liūtė, jūs elgiatės su manim visiškai taip pat. Man tai labai svarbu. Jūs vienintelė mano galimybė, visas susitempėm, Laimos akyse netgi pasirodė ašaros. Jūs vienintelė mano galimybė pamatyti, kaip iš tiesų gyvena ta vargo Lietuva. Užbaigė Klaudija. Pipėts kokias draugės. Aфиgenai. Labai gerai. Tarsi visom draugiam pasakė, kad jūs mano vienintelė galimybė pamatyti, kaip iš tiesų gyvena ta vargo Lietuva. Taip, vargšuolės, jūs mano vargšuolės. Aš jūs žiūriu, žinai, kad pasilyginti, kaip Lietuva gyvena. Kokias draugės. Va, kažkas skambina, išjungsim. Žinai, po kelių sekundžių spegiančias tylos sušnipštė Silva. Žinai, kodėl mes su tavim elgiamės taip pat? Todėl, kad nesvarbu, su pinigais ar be jų, tu visada buvai, esi ir liksi tokia pat karvė. Klaudija patenkinta sukikena, tarsi būtų išgirdusi gražiausią komplimentą pasaulyje. Nu, žinai, čia jau yra skyrius ne apie amžių visiškai. Čia yra skyrius apie draugystę. Ir jisai vadinasi tarp mūsų mergaičių. Apie tai, kad matyt draugam galima sakyti bet ką nori, ne? Ir jie nesupyks. Tipo, tavo tiesa nežeidžia. Bet iš tikro, nu žinai, kiekviena draugė išgirstų tai galbūt paskutinis gimtadienis ar paskutinis pasimatymas kartu, gerimas vyno. Ar aš pati turėjau tokias draugės, su kuo taip kalbėjau? Turėjau. Agnė buvo tokia. Mes su ją pakalbėdavom. Pavyzdžiui, žinai, ką apie mano vyrą pasakė? Jinai pasakė, kad aš nenorėčiau tokio vyro kaip tavo. Ir sako, ir tau jisai netinka, nes jisai kaip patogi sofa. Va tiesiog sofa vidury kambario. O tau reikia kūrybingo, kieto, potencialaus kažkokio žmogaus, žinai, vyro žvaigždės, nes tu verta geresnė. Tai va šitą yra sakiusi. Bet žinai, jinai man šitą yra pasakiusi, bet po to praėjo ten kažkiek metų ir jinai, kai susipažino su Mantu, jinai labai norėjo jį pristatyti mums. Jai tai buvo labai svarbu ir jinai, man atrodo, atėjo mūsų vaiko gimtadienį, tada jie atėjo ir jinai sakė, žiūrėk, kokį aš vyrą pasirinkau, jisai labai panašus į tavo Vitaliką. Tai reiškia, kad, žinai, iš vienos pusės jinai sakė, kad jisai ten patogus ir ne žvaigždė,
ir aš ir nevertas manęs, o iš kitos pusės pati, kai norėjo ištekėti ir norėjo turėti vaikų, susirado tokį pat tipažą. Tai žinai, ne visada gal reikia klausytis tų paistalų. Arba dar vienas pavyzdys, bet čia nespaudai, taip sakant, tik tarp mūsų mergaičių. Jinai man yra sakiusi, kad tavo suknelės, aš nežinau, kam tavo suknelės, žinai, jos tokios, žinai, gal kaunietėm. Aš tai nežinau, kur su tokia suknelė tavo eičiau. Tai jinai man yra taip pasakiusi, yra taip pažeminusi mano kūrybą, bet žiūrime kitą pusę. Jinai kalbėjo taip, ne, kaip prie jos kalba, bileka. O 2 pagrindinės vestuvinės suknelės, jinai turėjo 2 vestuvės, buvo tiulefėjos, buvo mano kurtos. Ir tai svarbiausias gyvenimo suknelės, jinai patikėjo man. Ir kai jai buvo labai svarbi proga, jinai man skambindavo ir sakė, kad aš jai turėčiau sukurti suknelę. Tai va. Tai daug visokių tų pezalų. Su ją buvo pas mus tokių pokalbių, kurie gali įžeisti, bet tiesą sakant, blech, aš nepamenu, kad aš ką nors tokio jai pasakyčiau. Reikėtų prisiminti. Bet man sakė, ar buvo dar tokia draugė, kur aš leidau, kad su manim taip kalbėtų ir man ir žemintų, pavyzdžiui, mano potencialą kažkokį ar mano vyrą? Turbūt nebuvo. Ilgai apie tai dar pagalvosiu, ar pas jūs yra tokios draugės. Parašykit komentarę po šito video. Ar jūs su draugėmis taip bendraujat ir ar tai yra vertybė, kai galite taip pasikalbėti? Ar gražiau, žinai, dalykiškai bendrauti neįžeidžiant vieną kitos? Įdomi tema, pagalvosiu dar apie tai. O gal aš dabar nebeturiu tikrų draugių, nes man niekas taip nesako?